Vaitkui. Ir ponia Vaitkau, prezidentas įsivaizduojamas kaip visuomenė vienijanti, telkianti figūra, o neskaldanti ir fragmentuojanti. O iš pastarųjų jūsų viešų pasisakymų matyti tokia tendencija, kad tarsi skatinate nepasitikėjimą valstybės institucijomis, kalbate, kvestionuojate tiksliau Lietuvos narystę tam tikrose tarptautinėse organizacijose, tarkime Europos Sąjungoje, žadate siekti, nežinau, referendumo dėl išstojimo, palaikyti gerus santykius su Rusija ir panašiai. Kitaip tariant, viską, kas dabar yra ir kaip gyvename, verstumėte aukštyn kojom. Tai kaip su tokiamis nuostatomis ketinate būti telkinti figūra? Manau, kad jūs visai neteisingus akcentus sudėliojot. Aš kaip tik ir sakau, telktis reikia aplink Lietuvos konstituciją, kuri yra daugkartinai sulaužyta, bet ne užsieniečiai ją sulaužė, mūsų vietiniai išdavikai sulaužė. Ir mes, Lietuvos žmonės, esame įkaitai šitų išdavikų. Ir tie įkaitai pasidarome ir vidaus politikoje, ir užsienio politikoje. Bet kodėl manote, kad dauguma taip galvoja, lygiai taip kaip jūs? Aš sakau, kad nedaug. Tai, kad konstitucija yra laužiama, tai nėra galvojimas, tai yra faktas. Tai, kad daugkartinai laužoma, tai yra faktas. Kad kiti žmonės pritarė ir sako, ir kas, kad sulaužyta, šitą aš suvokiu. Bet aš keliu mintį pagrindinę, kad Lietuvos žmonės, jie privalo būti šeimininkai savo šaly. Jeigu tai minčiai Lietuvos žmonės pritarė, tai mes šitą mintim ir vienijamės. Supratom, ačiū, ponia Vaitkau. Aš matau, kad laikas ponui Vaitkui šnekant sustojo. O žinokit, pas mus laikmatis įstrigo, nematom. Pone Šimonytė, šį kartą padovanosit ponui Vaitkui šiek tiek savo laiko, kurį sutaupėt? Ne.